Sveiki, Jurgita, malonu, kad sutikot, kaip sakant, pasikalbėti, pasišnekėti apie mūsų, kaip sakau, kasdienybę šių dienų. Kaip žinom, dabar mes gyvenam visi, kaip ne tik mes, bet aplamai žmonės gyvena tokioj įtampoj didesniai, o mano tas ratas žmonių tai yra autistiškų vaikučių mamos, kurios gyvena dar didesniai įtampai. Tai visų pirma, mamom visada pradedant apie jūs pasakoti, tai visada pradedu nuo to, kad mūsų tas bendravimas prasidėjo visai kitaip, bet tai Jurgita antiek empatiškas žmogus ir antiek pradėjus bendrauti, jauti, kad tai žmogus truputį kitoks negu visi. Tai netgi nemačius gyvai, bet pabendravus per telefoną, pas mus atsirado toksai ryšys, tikrai artimas ir netgi noras man buvo toksai pabendrauti ir paklausinėti visai kitokių dalykų. Nors nežinau, kad Jurgita yra kaučerė ir norėjau trumpai, kad mamos žinotų vis tik kokia ta Jurgitos veikla ir kaip tas coachingas, kaip atliekamas su mamomis, kaip mamos kreipiasi ir kaip ta visa vadinama procedūra, kaip jos sako, atliekama. Nuo ko viskas prasideda? Pirmiausia, tai turbūt pirmas pokalbis, taip? Tai pirmiausia, tai ačiū Rasa, kad pasikvietai. Ir turiu vieną prašymą. Mes jau tiek laiko bendraujam ir vis dar jūsinamės. Jeigu būtų, man būtų iš tikrųjų daug smagiau bendrauti, tiesiog kreipiantis to. Dėkui už komplimentą. Smagu, kad atliepėm vieną kitą bendraujant ir telefonu. Taip mes susipažinom visai kitam kontekste. Ir jeigu, atsakant į pačios klausimą, visų pirma, kas tas coachingas apskritai? Kaip ir pati minėjai, taip ir tikrai nemenkai žmonės įsivaizduoja, nesvarbu, mamos, tėčiai, vyrai, moterys, nemenkai įsivaizduoja, kad coachingas tai yra kažkas apie tai, o kaip man tobulinti verslą, didinti, pajamas, daryti kažkokius dalykus, kurie niekaip nesusiję su mano asmeniniu gyvenimu. Taip. Mano sritis, kurią aš pasirinkau dirbti kaip coachingo specialistė, aš pasirinkau būtent tą vadinamąjį life coachingą, tai yra gyvenimo pokyčių coachingas. Ir dėl ko aš pasirinkau būtent šitą sritį? Dėl to, kad man iš tiesų buvo dar nuo mokyklos be galo įdomi žmogaus psichologija. Taip. Ir tas gilinimasis į tai, o kas ten vyksta žmogaus galvoj, o kodėl jisai nesiryžta daryti vienų ar kitų pokyčių savo gyvenime, o kas nutinka, jeigu, kaip ten yra pasakys, ištinka gyvenimas ir atsitinka tam tikrų dalykų. Kaip tokiem žmonėm padėti ne kaip psichologas, ne kaip psichoterapeutas, bet kaip coachingo specialistas, kaip tokiam žmogui padėti, pavadinkim, sugrįžti į tą gyvenimo taką tada, kada gyvenimo aplinkybės pasikeičia. Taip. Ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie autistiškų vaikų mamas, ne tik mamas, bet ir tėčius, iš tiesų gyvenimas pasikeičia. Gyvenimas pasikeičia pakankamai stipriai, gal nebūtinai kardinaliai tiek mamai, tiek tėčiui, bet kuriuo atveju gyvenimas pasikeičia. Taip. Ir niekam nepaslaptis, kad pačioj pradžioj visa šeima būna šoke. Taip. Ir niekam nepaslaptis, kaip veikia mūsų smegenys, kuomet mes esam šoke. Mes užsiblokuojam. Taip. Tiesiog neįsivaizduojam, o kas toliau, o kaip toliau. Ir dažnu atveju su tėčiais man nėra tekę dirbti, prisipažinsiu, man yra tekę bendrauti su mamomis. Dažnu atveju mama save nurašo. Jeigu taip galima išsireikšti. Ir nurašo dėl to, kad atsiranda tie tokie dalykai kaip, o tai ką aš padariau ne taip. Taip, savęs kaltinimas, o tai kodėl dabar čia į mūsų šeimą atėjo toks vaikas, o tai kas dabar bus. Tai visi šitie dalykai, jie natūraliai labai paveikia žmogaus emocinę būseną. Ir jeigu kalbėti, kaip coachingas gali tame
pasitarnauti ir padėti. Be abejo, aš neturiu stebuklingos piliulės. Aš neturiu stebuklingos lazdelės, kur va taip viskas ima ir pasikeičia. Tikrai ne. Bet kaip coachingas gali pasitarnauti, tai visų pirma padėti susidraugauti su šita situacija, į kurią šeima pateko. Taip. Nusiimti tą emocinį foną. Labai dažnai atsitinka toks dalykas, kad mūsų visa coachingo sesija su mamomis arba su mama kažkokia viena konkrečia, ji būna apie tai, kad mama tiesiog išsikalba apie savo jausmus. Taip. Aš ją palydžiu, pavadinkim, toje kelionėje, aš jai leidžiu tą padaryti ir susikuriam tą tokią visiškai saugią erdvę, kur žmogus gali ir verkti, ir pykti, ir aš priimu visas emocijas, kokios tik tai atsiranda tuo metu pokalbio. Nuo ko viskas prasideda? Nagi nuo pažinties, nuo kogi daugiau. Taip, pirmos konsultacijos, taip? Tai toks, na, aš gal nevadinčiau to visiškai konsultacija, nes paprastai aš pradedu darbą nuo 30 minučių susipažinimo, kuomet, na, mes tikrai to žodžio prasme susipažįstam. Mes pasikalbam, ta mama atėjusi į sesiją, sakau atėjusi, nors iš principo aš didžiąją dalimi dirbu nuotoliniu būdu, online. Tai prisijungus į tokią sesiją, pirmiausia, tai tikslas šitos sesijos yra pasikalbėti, o kaip dabar yra, su kuo ta mama susiduria ir jai padėti suprasti, ar aš galiu būti tas žmogus, kuris ją gali palydėti toje pokyčių kelionėje. Nes niekam nepaslaptis, kažkam Jurgita tinka, kažkam Jurgita netinka. Tai tam, kad mes galėtume bendrauti ir galėtume kokybiškai bendrauti ir kad aš galėčiau mamai padėti, ar tėčiui padėti, nesvarbu. Pirmiausia, mes turim tikti viens kitam. Ta prasme, pirmiausia, aš turiu tikti tam žmogui. Pirmiausia, mes kuriam, kaip ten bebūtų, tą pasitikėjimų grįstą, vadinkim, santykį. Nes kuomet žmogus nenorės jungtis į sesiją arba jis jungsis tik tai dėl to, kad, nu, va, čia man dabar reikia, nes va, man sakė, kad coachingas padės ir aš čia dabar ieškau kažko, tai nebus rezultato. Dabar aš, va, dėl ko mano tas buvo inicijuotas, būtent va, su Jurgita tas pokalbis, dėl ko aš dabar garsiai kalbu visom mamom, nes liūdna patirtis yra tokia, kad sužino vaiko diagnozę, nu dabar va, bent jau per aną savaitę man 20 buvo tokių. Ir dažniausiai mamos krenta, kaip aš sakau, į tokią didžiulę depresiją ir pirmiausia jas visas siunčia pas psichoterapeutus, netgi ne pas psichologus. Ir tada toliau gaunasi, kad jos gauna vaistų, jas dirbtinai nuima tas emocijas, kaip aš sakau, užzombina, kitaip sakant, ir tada jos nieko nebenori. Tai va, aš dabar bandau atverti akis ir bandau papasakoti, kad nereikia pulti pirmiausiai. Jeigu jau tu matai, kad tas nepadėjo, anas nepadėjo, aš nežinau, ar aš klystu, tada jau, jeigu jau tu matai, kad tu nesusitvarkai visiškai, tada gal reikia psichologų ir psichoterapeuto, bet manau, kad pirmo susitikimo metu ir jūs galite patarti pilnai. Jūs pamatę žmogaus būseną, emocijas, jūs galite pasakyti, ne, gal jūs vis tik jums reikėtų apsilankyti pas psichologą arba pas psichoterapeutą. Ne, pirmiausia, tai turbūt psichologai ir psichoterapeutai, jeigu jie nėra psichiatrai, jie negali išrašyti vaistų. Tai reikėtų pradėti nuo to. Jeigu taip, siunčia, ne taip pasakiau, pas psichiatrus. Psichologas, psichiatras, psichoterapeutas, psichiatras, tuomet yra dažniausiai skiriami vaistai. Dėl ko tai gali būti? Dėl labai paprastos priežasties. Nu, mes visi žinom, kai mums skauda galva, išgeriam tabletę, porą valandų, galva nebeskauda. Tai vadinkim taip, nusimam tam tikrą simptomą. Kas atsitinka, kai tėvai, mama pavadinkime, sužino diagnozę. Vat čia yra tokia psichoterapeutė Kübler-Ross ir ji yra aprašiusi labai aiškiai 5 netekties stadijas. Kuomet mes kalbam apie netektį, mums visą laiką galvoje iškyla tai, kad mes
palaidojam, pavadinkim kažką, netenkam kažko, ar ne? Tam tikra prasme visas šitas stadijas praeina nesvarbu kas. Ar žmogus netekęs darbo, ar žmogus sužinojęs apie kažkokią rimtą ligą, tarkim onkologiją tą pačią, ar ne? Ar šiuo atveju šeima sužinojusi vaiko diagnozę dėl autizmo. Kaip tos stadijos atrodo? Nesu dabar 100% tikra, ar jas visas išvardinsiu paeiliui, nes jos gali ir pasikeisti eigoje to viso išgyvenimo, ar ne? Bet visų pirma, tai yra neigimas. Tai prasme, mūsų smegenys natūraliai viskas yra tvarkoj, taip, tiesiog jos yra taip sutvarkytos, pavadinkim taip, ar ne? Kad jos mums leistų šiek tiek prie tos, priprasti, apsiprasti su ta mintimi, dažniausiai tai būna ne taip negali būti, gal medikai suklydo, gal taip nėra, gal reikėtų dar išgirsti vieną, dar kažkokią tai nuomonę ir taip toliau ir panašiai. Viskas yra tvarkoj. Tuomet, kuomet po truputėlį supranta žmogus, kad taip įvyko, ar ne? Tada būna ta vadinama kita stadija, kuomet prasideda, pavadinkim, tos dėrybos. Dėrybos nesvarbu su kuo. Su savim, su aukščiausiu, su dar bet kuo, ar ne? Taip. Ir tada žmonių galvose įsijungia, aš padarysiu bet ką, aš atsisakysiu bet ko, nežinau, padarysiu bet kokius dalykus, kad tik tai taip nebūtų, bet ta situacija niekur nedingsta. Taip. Ir toliau keliaujant, vėl pasidaro tie dalykai, kad mes po truputį tarsi pradedam priimti, pradedam suvokti. Ir tada atsitinka ta vadinamoji depresinė stadija. Arba depresinė būsena. Tai jokių būdų nėra depresija, ta tikrąja žodžio prasme. Tai tiesiog yra žmogaus nenoras nieko daryti, noras nuo visų pasislėpti, su niekuo nebendrauti. Kitaip tariant, visiškai atsitraukti nuo visko ir užsitraukti užuolaidas, kad nieks nematytų. Tai šitoj stadijoje irgi momentas būna, tiesiog reikia per tą pereiti, per tą išgyventi ir visa kita. Ir palaipsniui po truputėlį ateina susitaikymas. Kuomet tu pradedi suvokti, kad, aš nieko nepakeisiu, situacija yra tokia, kokia yra, aš pradedu po truputį ją priimti. Ir čia vėlgi būna labai įvairių momentų. Gali būti, kad žmogus tam tikrą prasme jisai irgi lūžta. Tas susitaikymas, jisai lūžta ne dėl to, kad jis priėmė situaciją. Jisai lūžta dėl to, kad jisai nebežino, o tai kaip man toliau gyventi. Taip, ir dar įsiterpsiu jūsų, nes kadangi aš tas visas stadijas praėjau, aišku, buvo tas senai, prieš 20 metų, tada tiek informacijos nebuvo ir tiek aš nežinojau, bet dar viena pati baisiausia, tai ką ir dabar pastebiu, tai yra savęs kaltinimas. Tai yra pats baisiausias dalykas, kuris išskiria šeimas, kaip sakau, sužlugdo sveikatas mamų ir tėvų ir, žodžiu, gaunasi taip, kad tai turbūt pats baisiausias yra tas savęs kaltinimas, graužimas ir savęs tiesiog toks, netgi drįsčiau pasakyti, toks niekinimas, kad čia aš kaltas, kad čia taip atsitiko. Tai man šitas, tarp kitko, šitas žingsnis buvo pats baisiausias. Nesu 100% tikra, bet visgi kiek pati esu nagrinėjusi šitą modelį, ar ne, netekties. Tai realiai tas savęs kaltinimas, jis yra toks pramaišiui su ta depresinė būsena. Taip, jo, čia. Kuomet, tu tada nuo visų atsitraukim, tai reiks surast kaltą. O kasgi dėl to kaltas, ne? Tai tada dažniausiai atsisukam į save, ar ne? Ir labai dažnas atvejis. Tame yra, kad aš čia kažko nepadariau arba kaip tik padariau kažką ne taip. Dėl to, kad pas mane taip atsitiko. Ir čia yra mano prielaida, aš negaliu teigti arba neigti, kad taip ir yra, kuomet žmogus patenka pas psichoterapeutą ir jisai patenka, su tokiam visokiam banguojančiam emocijom. Tai normalu, psichoterapeutai, tiksliau psichiatrai, jie dažnu atveju neturi tiek laiko ir galimybių skirti pacientui viso savo dėmesio ir leisti jam išsikalbėti.
Taip. Tai ką jie padaro, jie tiesiog nuima simptomą. Taip. Tai aš galiu irgi, sakau, niekam nepaslaptis ir aš visom mamom, sakau, galiu prisipažinti, man lygiai taip pat. Man išrašė vaistų, kuriuos aš pradėjau gerti ir kaip vyras dabar pasako, sako, turbūt savęs nematei, sako, kaip tu atrodė, aplamai, iš šono. Sako, tau jau vienodai buvo tada ir vaiko ten kažkokie užsiėmimai ir nes, tu tiesiog gyveni ir atrodo, kad nieko aplink šalia tavęs nėra, bet tam vaikui tai laikas irgi eina. Ir sakau, jeigu man dabar sugrąžintų tą laiką atgal, tai aš daug ko nebedaryčiau. Dėl to aš dabar ir inicijuoju tos visus, kad mamos nesielgtų taip, kaip aš pasielgiau. Bet tada, sakau, prieš 20 metų nebuvo nei tokios informacijos, nei tokių prieimų, nei tokių žmonių, kurie apie tai garsiai kalbėjo. Dabar yra visko. Tik reikia, kaip sakant, eiti laiku, tuo keliu pasiimti. Ir dar klausimas, pavyzdžiui, irgi, kai prakalbam apie mamas ir tėčius, čia dabar paskutiniu metu tikrai yra. Tai pavyzdžiui, kaip jūs siūlytumėt mamai ir tėčiui atskirai pokalbiai ar kartu, kaip jie turėtų? Neturiu patirties, iš tikrųjų, neturiu patirties, kad su pora, pavadinkim, turbūt gali būti ir taip, ir taip. Tik tai kartais, vėl mano prielaida, kartais galbūt naudinga būtų turėti, pavyzdžiui, kelias sesijas atskirai ir po to kartu. Taip. Nes mano manymu, žmogui susivokti savose emocijose ir savose jausmuose kartais būna lengviau ir paprasčiau kalbantis viens ant vieno, ne? Nes aš ir dažniausiai irgi, kai mane pasikviečia į šeimas konsultuotis, kur yra nesusipratimai. Neva paaiškink, kas tam vaikui yra ir tai dažniausiai baigėsi pykčiai. Tai aš tada irgi visada sakau, gal tai padarom. Vieną dieną pasikalbam su tėčiu, aš paaiškinsiu, kaip su vaikučiu reikia elgtis, o tada kitą dieną su mama. O dar būna, kad dar ir su močiutė reikia, nes močiutė irgi pasirodo dalyvauja visame tame. Aktyviai. Tai aš manau, kad irgi reiktų žinoti ir mamom, ir tėčiam, kad ir tėčiai gali, nes vyrai, kaip žinau, tai jie dar sunkiau tas emocijas nenori išsipasakot, jie irgi laiko vidu ir paskui gaunasi, graudu pripažinti, bet dažniausiai mamos augina vienus tokius vaikučius, nes vyrai tiesiog palieka. Taip, jie neatlaiko. Tai manau, kad nuo ankstyvo, kaip aš sakau, to pradėto tokio darbo, iškart sužinojus diagnozę ir pradėjus dirbti su tuo, tai manau, skyrybų tikrai būtų daug mažiau, nes žmogus, jisai paleistų tas emocijas, jisai žinotų, kaip kas ir ką galim susidėlioti ir manau tikrai, nežinau, turiu daug pavyzdžių, sakau, tikrai gyvenimiškų tokių, kur tikrai, jeigu būtų ta pagalba, tikrai būtų šeimos neiširusios. Ir dabar ta dar paskutinė problema, kur ir anąkart kalbėjom, tai naujas toks kaltinimas savęs ir kiekvieną dieną galvojimas, kas bus. Čia jūs ir mane, kaip sakant, tą temą auklėjot, nes pas mane irgi... Aš tik pasidalinau, Rasa, neauklėjau. Aš irgi galiu pasakyti, kad kol aš kiekvieną dieną galvodavau, kad kas bus ir susikurdavau savo jau, kaip sakant, spalvotą rytojų, tai tiesiog mačiau, kad aš ėjau į apačią ir kaip jūs sakot, aš nieko nebenorėjau, man niekas nebeįdomu. Jau man atrodė viskas, tik galvoju, kaip bus ir aišku dar prisipieši, kad blogai bus. Tai dabar, žinokit, yra pagrindinė ta tema mamų. Ir man rašo kiekvieną dieną, o kas bus, o kaip bus. Ir jau atrodo pakalbinu. Ta prasme, čia reikia specialisto, kad išmokti, ne tai, kad gyventi šią dieną ir negalvoti, bet išmokti tas mintis susidėlioti taip, kad negalvoti kiekvieną dieną, kas bus ir kad bus blogai. Tai čia irgi, manau, sesijos tai, tikrai padeda. Šiek tiek padeda, bet lygiai taip pat, kaip sesijos padeda, kaip ir sakau, nėra stebuklingos piliulės. Ne, tai taip. Sesijos gal padeda labiau iš tos pusės, kad po trupučiuką žmogus išmoksta matyti truputėlį kitaip. Taip. Normalu, kad nerimas
kas bus, kaip bus, kada bus, normalu, kad tas nerimas kyla. Net ir turbūt be raidos sutrikimų vaikus auginančios mamos turi momentų, kuomet pagalvoja, o tai kaip čia dabar tam mano vaikui bus. Taip. Kaip jisai į mokyklą, o tai kas bus mokykloje, o tai paskui universitetas. Aš pati labai gerai pamenu, kai išleidau savo vyresnėlį į Londoną studijuoti prieš 7 metus. Vaikas ėjo taku link ten to praėjimo takelio, o aš stovėjau ir braukiau ašarą, nes mama, normalu, taip. Mama pergyvena. Ir tuo labiau, kuomet kalba eina apie autistiškus vaikus, kurių raida tikrai yra sutrikusi. Taip, vienų stipriau, kitų mažiau, bet kuriuo atveju jie yra, vadinkim, teisingai, jie yra kitokie negu tie vaikai, kurie yra su ta, vadinkim, tradicinė natūralia raida, arba su tokia raida, kokia yra. Fonas, jis niekur nedingsta ir jūs pati puikiai tą žinot. Ir ta mintis, kad taip, aš turiu tokį vaiką, taip, tai yra mano gyvenimo dalis. Ir taip, aš turiu su tuo susitaikyti ir išmokti, prisitaikyti, bet lygiai taip pat aš turiu ir gyventi. Taip, tai aš tą norėjau pasakyti. Mano atveju tikrai sakau ir aš kalbu visiems atvirai dėl to ir darau ir visokius tos filmavimus. Tikrai, pavyzdžiui, dabar mano atvejis labai tikrai sunkus, vaikas tikrai sunkioj būklėj. Ir aš pastebėjau, kai aš sėdžiu ir galvoju, čia dabar jau viskas, jau čia nepastebiu nieko aplinko, kas vyksta gražaus, kad atsikėlė, kad jam šiandien, pavyzdžiui, gerai, kad jisai geros nuotaikos, nesvarbu visi kiti sunkumai. Tai žinokit, mūsų visa šeima, net ir mažiukas, išeina į depresiją. Taip pasakius, pas mus viskas. Jeigu mes atsikeliam, kad ir blogiau, visi, koks gražus oras, kaip mes ten kažką praleidžiam, kaip mes gal jam ten kažką skanesnio nuperkam, ar ten, žodžiu, negalvojam, kad jau šiandien tai bus blogai, žinokit, tada pasikeičia viskas. Ir vyras su nuotaika, ir vaikas su nuotaika, ir netgi tas neįgaliukas mano su nuotaika. Tai aš tą irgi labai pastebėjau. Ir stengiuosi ir mamom sakyti, jeigu tu sėdėsi ir visą laiką galvosi tik apie tą, kad bus blogai, kaip jūs ir sakėt man kažkada, tai nepasikeis niekas nuo to. Mes bus tiesiog blogai. Taip, ir mes matysi tai, kas yra blogai. Taip, ir mes save užprogramuojam ir tada tos nuotaikos tokios ir tada pražiūri netgi tiem vaikam, kurie vystosi, jiem reikia padėti. Tu net nematai to momentų, kur jiem reikia, kaip sakant, kur juos pasukti, nes tu susikoncentravęs tiesiogiai, bus blogai, ten jau bus blogai ir tu tik galvoji apie tą. Ir tada ir pačiam depresija, ir tam vaikui dar plus, ir tie vaikai labai jaučia. Ir aš mamom visada sakau, jūs pažiūrėkit, sakau, kaip jie jaučia jūsų nuotaikas. Jeigu jums bus blogai, jam bus trigubai blogai. Nes jisai labai jautriai reaguoja į jūs. Jums, sakau, atrodo, kad jie nesupranta, jie viską supranta. Jie viską supranta ir nesvarbu, jisai kalba, nekalba, mano, pavyzdžiui, nekalba. Jeigu aš sergu, viskas, jisai irgi serga. Jisai guli ir serga irgi taip pat, kaip ir aš, nors atrodo, nieko jam nėra. Ir sakau, stengtis ir dėl to dalyko. Ir dabar pagrindinis ir yra ta bėda, kad jos šneka, nemoka pasakyti, psichologam pasako, kad, man pasako, ką kalbasi su psichologais, kad aš negaliu gyventi, nes aš žinau, kad bus blogai, viskas blogai, kaip bus, kaip mokyklai, kaip darželį, kol nuo mažiukų. Ir užsiveda tas visas toksai neigiamas į šeimą. Tai tokiom mamom aš irgi manau, kad tos tokios sesijos, tai būtinai reikalingos. Ir tie perdegimai tokie, šeima, ta tokia pastovi ta rutina, pergyvenimas, jinai iš vis neatsitraukia nuo to. Taip. Ir jinai tada pati save užsizombina, kaip sakau, ir nebesupranta, kas vyksta. Ar diena, ar naktis, ar kokia, net būna taip, kad klausia, o kokia šiandien savaitės diena iš tikrųjų, žinokit, nes nesiorientuoja net aplinkoje. Būna ir tokių. Dėl to, kad kiekviena diena yra tam tikra prasme pasidaro vienoda. Taip, taip. Čia norėtųsi atliepti į tavo, Rasa, tą pasakymą, ar ne, kad matau tik tai blogus dalykus.
Vėl čia yra, kaip ten bebūtų, mūsų smegenų triukai, pavadinkim taip, kad ir kaip tai nuskambėtų. Labai paprastas pavyzdys, šiek tiek nuo šitos temos. Kuomet moteris pradeda lauktis, ką ji mato gatvėse? Nu taip. Begalės besilaukiančių moterų. Ir jos staiga iš kažkur atsiranda. Iki šiol jau nebuvo, vat moteris pradėjo lauktis ir mato begalės besilaukiančių moterų. Arba su vežimėliais moteris, ar ne, stumdant. Tai lygiai tas pats yra ir bet kurioje kitoje situacijoje. Kuomet tu pradedi fokusuotis ir matyti tik tai, kas yra blogai, nepasakė žodžio, neišmoko raidelės, nežinau, net pažįsta spalvos, net pažįsta paveikslėlio. Kai į tai susikoncentruoji, normalu, kad tada matai visą tai, kas yra blogai. Taip. Aš pamenu, mes dirbant su viena mama, kuri buvo tikrai jau toj pakankamai nelengvoj būsenoj, lygiai tą patį. To nepadarė, to nepadarė, to nepadarė, to nepadarė, to neišmoko. Nu, žodžiu, sąrašas va toks. Ko nepadarė. Labai gerai sakau. O ką padarė? Ir tada staiga atsiranda antra tiek, ką padarė ir ką išmoko. Tai vat po trupučiuką ir žmonės pradeda mokytis matyti tuos dalykus, kurie yra geri. Tada matom, kur yra geri. Tada, o kuo šiandien aš galiu pasidžiaugti apie save. Taip. Kas šiandien man gero nutiko arba atsitiko. Taip, tai vat aš galiu pasakyti, kai aš išmokau tą padaryti ir tas gana nesenai tik įvyko. Tai man pasidarė visiškai kitoks gyvenimas ir kai manęs dabar paklausia, kaip tu gyveni, nu ten kitos mamos, aš tai išprotėčiau, nu, neva nuo tokių sunkumų. Sakau, tai aš va taip vat ir nuo to aš ir dabar atsigavau, kad aš matau tik gerą aplinkui. Kad ir mažą smulkmeną, man tai yra pasiekimas, man tai yra gražu, man tai yra gera, aš tuo džiaugiuosi ir stengiuosi tas visas blogas emocijas, kaip sakant, pašalinti šoną. Nes kitaip, kaip ir pati sakai, nėra tokios piliulės, kad išgėriau ir jau šiandien man nuotaika pasitaisė ir viskas atrodo labai gražu. Reikia su savim dirbti ir žinoma, su žmonėm, kurie turi patirties ir kurie gali tau padėti, nes vienam tikrai šiuo metu, neįmanoma. Ant kiek tu turėtum būti stiprus, bet ir tai, tu turi išsikalbėti, kaip ir jūs sakot, ir pažiūrėti iš šono, kaip žmogus pasakys tau, kaip tu atrodai, ne ta prasme išvaizda, iš vidaus, kokios tavo emocijos, kaip jas reikia keisti, ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Dėl to ir norėčiau, kad mamos susipažintų kuo greičiau su jumis ir kad kuo daugiau būtų tų sesijų, kuo mažiau tektų kreiptis į psichiatrus. Bet kartais tikrai būna situacijų, nesvarbu ar su autistiško vaiko šeima, ar šiaip su žmonėmis. Aš dirbu ne tik su tokiais žmonėmis, bet ir su, pavadinkim taip, normalioje situacijoje esančiais žmonėmis. Ir irgi lygiai taip pat būna, kad žmonės ateina pasimetę, išsekę, pervargę. Pavyzdžiui, mano antroji darbo tema yra perdegimas. Profesinis ir ne tik profesinis perdegimas, nes dažnu atveju žmonės galvoja, kad, pavyzdžiui, perdegimas gali būti tik darbe. O nieko panašaus. Tos pačios mamos, jos lygiai taip pat perdega, nes namuose yra tokia situacija, nes joms labai sunku yra atsitraukti ir bent kažkiek laiko skirti sau. Taip. Nes jeigu aš skirsiu dabar savo laiko, taigi Dieve mano, kokia aš bloga mama. Taip. O tai nieko panašaus, nes vėl tas posakis, pirmą užsidėkim kaukę savo, paskiau tik uždėkim kitam, ar ne? Lėktuvo visi skrydžiai nuo to prasideda, ar ne? Taip. Tai apie tai ir yra kalba, kad nepriklausomai nuo to, kad ir labai sunku, bet nepriklausomai nuo to, nors 5 minutės. Taip. 5 minutės kiekviena mama, net autistiško vaikučio mama, gali 5 minutės atrasti savo. Klausimas, ką per tas 5 minutės ji gali ir nori nuveikti. Taip. Gal tiesiog
atsistot prie lango ir pažiūrėti toli. Taip. Tai irgi yra laikas savo. Taip. Tai vat apie tai ir yra dalykai, ir apie tai ir yra vat ir tos sesijos, nes kartais žmonės tiesiog nemato. O jeigu aš pamatau, kad reikia, kad viskas, aš čia jau bejėgė ir pokalbių nebeužtenka, ir tikrai žmogus yra tokioj būsenoj, kad tikrai reikia medikamentinio gydymo, tai tada, aš taip tiesiai šviesiai ir pasakau, žiūrėkit, vat, iki čia aš dar galiu, nuo čia aš nebegaliu, nes jums reikia vaistų. Tai taip, čia normalus, sąžiningas dalykas. Taip, nors, ta prasme, jeigu žmogus, tarkim, pradeda kalbėti apie tai, kad jam į galvą lenda suicidinės mintys, viskas nuo tos vietos, aš jau keliu rankas ir atsakomybės neprisiimu, tada jau yra terapeutai, tada jau yra psichiatrai, tada jau yra visi kiti dalykai, kas su tuo dirba. Nes čia nėra coachingo laukas. Taip. O visa kita, kur galim dėlioti mintis į priekį. Nes, tai va, tarkim, ką tu minėjai, tai tu minėjai, va, 20 vaikų, 20 šeimų sužinojo, ar ne, ir viskas. Šakės, pasaulis sugriuvo. Tai, bet yra ir po to dar šeimos, kurios jau yra kitoje stadijoje. Ir tos pačios, pavyzdžiui, tos pačios mamos pradeda galvoti, aha, tai gerai, o tai ką aš veiksiu, karjeros galbūt kažkas atsisakė. Gal reikia keisti karjeros, šiek tiek kreipti. Taip. Gal reikia kažką kito. Ir žmogus nemato išeičių. Taip. Tai va, kuomet tu sėdi ir kalbiesi apie tai, o tai ką tu gebi, ką tu darai iki tol, ką tu moki, kur visos šitos tavo kompetencijos ir žinios gali būti dar panaudojamos. Taip. Ir staiga, ne staiga, bet pradeda atsirasti idėjų, kur dar aš galiu save padėti, pavadinkim. Taip, ne tik tai, kad būti su vaiku. Taip. Tai tas pats mano minėtas pavyzdys, ta pati mama, su kuria tikrai mes turėjom ilgą darbą, mes turėjom metus laiko. Darbą su ją kas antrą savaitę, aišku, su atostogų ten pertraukom, bet paskaičiavus panašiai apie 20 sesijų. Tai mes pradėjom su ją dirbti, atėjo būtent tokios būsenos, kad viskas pasaulis juodas sugriuvo ir nes žmogus turėjo atsisakyti ir tikrai geros karjeros ir pasiekimų, kurių link tikrai, kaip pati sakė, sunkiai ėjo. Ir tada, toks diagnozė tarsi paima ir nubraukia viską. Tai po to mes jį susidėliojo, kaip pati sakė, ir spalvų atsirado gyvenime, ne tik juoda balta, bet ir šiek tiek kitokių spalvų atsirado. Ir per sesijas ji pradėjo norėti išeiti su draugėmis kavos, atsigerti, tiesiog pakeisti trupučiuką aplinką. Ji nebebijojo išeiti su vaiku į žaidimų aikštelę. Nes jai tuo metu, kai jie sužinojo, jai atrodė, kad pas ją ant kaktos parašyta, kad yra, augina šeima tokį vaiką ar ne, ir kad jinai dėl to yra kalta, kad atsirado šeimų, kad būtent šita diagnozė atsirado. Ir po truputėlį, po trupučiuką, po vieną mažą žingsniuką. Tarp kitko pertrauksiu, kai aš dirbau 2 metus autizmo centre Liuksemburge su pertraukom. Tai būtent apie tą išėjimą, tai irgi aš kai atskridau ir kai išėjau pirmą kartą į miestą, pamačiau, kad ten vieni, turbūt pagalvojau, čia vieni autistukai gyvena, nes jų buvo pilnas miestas. Ir jau ten pirmą kartą būtent irgi sužinojau apie coachingo sesijas, kur mamom yra vedamos ir mamos eidavo kaip čia į sporto klubą, tai ten jos eidavo į tokias sesijas ir paskui net į grupinės, kad atsipalaiduoti, kad, kaip sakant, pažinti save, tuo metu su vaikais, ten aišku, sąlygos kitokios, jų vaikus prižiūrėdavo, paimdavo, vežiodavo ten po miestą, o jos tiesiog dalyvaudavo. Ir aš pradžioje nesupratau, galvodėjau, nelabai suprantu, ar čia sekta kokia, ar čia kaip, tiesiog aš nebuvau mačius, bet kai paskui matydavau jų veidus, kai jos išeidavo po tų sesijų, kai jos ten juokdavosi ir priveždavo tuos jų vaikučius, tikrai, kiti tikrai, labai liūdnoj ten situacijai.
ir jo žiūri tą vaiką kaip į kokį stebuklą ir ten džiaugiasi, visaip šokinėja, ten aplink tą vežimėlį neįgaliojo. Tai man, žinokit, buvo toks, vau, aš galvoju, čia tai, kad būtų kažkada pas mus taip. Tai ką mes ir darysim dabar, kaip sakau. Tai Rasa, nuo to ir pradėjai, ne, kad būtų kažkada ir pas mus. Jo, kad būtų ir pas mus kažkada, kad žinotų mamos, bus visi kontaktai pas mus svetainiai, kad kreiptis pas jūs, kad pradžioj yra konsultacija nemokama, taip, 30 minučių pokalbis. Jo, ir jūs tada pasakysit, kaip sakant, ar jom tikrai padės šitą jūsų sesiją, ar jom reiktų tada pas psichologą. Man dar ta jūsų empatija, kaip sakau, irgi labai yra pritraukiantis dalykas, nes žmogus jūs esat iš širdies dirbantis žmogus. Tai čia, kai dar su tokiais vaikais, tai dar reikia labai rinkti žmonės, kurie būtų, kaip sakant, artimi tam. Tai irgi labai, labai didelis dalykas. Ir sakau, kad nemaišytų, kur yra verslo dalykai, verslo coachingas ir kur yra santykių ir šeimos. Yra verslo coachingas, yra santykių coachingas, yra gyvenimo pokyčių coachingas. Coachingų yra labai įvairių, priklausomai nuo srities, kurią pasirenka coachingo specialistas. Taip, bet gyvenimo šiuo metu yra mažokai. Gal tiesiog mažiau žmonės apie tai kalba, nesu tikra, nors mano aplinkoje, aš asmeniškai pažįstu gal 2 žmonės, 3 dar šalia savęs. Daugiau koncentruotas turbūt coachingas yra į verslą. Taip. Ir gal tiesiog coachingo specialistai dirbantys su verslu daugiau apie tai komunikuoja. Taip. Kita vertus vėl yra, nepaslėpsi šito fakto, yra vėl dar ta tokia visuomeninė tam tikra prasme nuomonė, kuri lygiai taip pat yra sukurta su tų pačių psichologų, terapeutų ir psichiatrų, kad coachingo specialistas, tai galim dėti lygybės ženklą ir rašyti, kad šarlatanas. Taip, taip. Tai nenorėčiau su tuo sutikti. Taip, coachingo specialistai nesimoko po 5-7 metus universitetuose čia Lietuvoje, tiek Jungtinėse valstijose, tiek kitose vakarų šalyse Europoje. Coachingas yra dėstomas ir universitetuose. Lietuvoje šito nėra, Lietuvoje yra daugiau kursai, daugiau, tas vadinkim, neformalusis ugdymas. Aš pati, jeigu kalbėti apie mano išsilavinimą būtent coachingo srityje, aš realiai esu baigusi 2 coachingo mokyklas. Ir jos abi yra tarptautinės. Viena yra ta tarptautinė coachingo specialistų ir mokymo trenerių asociacija. Angliškai tai yra International Coach and Trainer Association. Ir visiškai nesenai baigiau dar vieną coachingo mokyklą, tai yra Ericsson Coaching International, būtent Ericsoninio coachingo mokykla, viena seniausių iš tikrųjų pasaulyje coachingo mokyklų, kuri yra pripažįstama ir tarptautinės coachingo federacijos. Tai mano kelionė su šita mokykla ne šiaip savo buvo pasirinkta. Eriksono požiūris, pats Eriksonas iš tiesų jis buvo psichoterapeutas. Ir jo visi principai, jo idėjos šitoje mokykloje pritaikytos ir jau tikrai daug metų remiantis tomis idėjomis mokomi coachingo specialistai. Plus Tarptautinė coachingo federacija pripažįsta šitą mokyklą ir šitos mokyklos programas kaip, pavadinkim, atitinkančias tam tikrus standartus, atitinkančias tam tikros etikos kodeksą. Coachingo specialistai lygiai kaip ir bet kurie kiti žmonių pagalbos profesijų atstovai turi savo etikos kodeksą. Turi konfidencialumo visokius įsipareigojimus ir visus kitus dalykus. Tai nėra šiaip savo, kad aš dabar sugalvojau, kad aš jau čia dabar coachingo specialistė ir aš yra ir tokių. Greičiausiai dėl tos priežasties Lietuvoje ir pasklido ta tokia idėja, ar ne, kad užsirašiau, kad
esu kaučas, ar ten kaučeris, ar ten kaučerė ir valio važiuoju. Tikrai yra ir tokių, bet yra ir kitokių. Tai yra ir tų žmonių, kurie mokosi, yra ir tų žmonių, kurie mokosi ir daug mokosi. Ir aš pati dabar po trupučiuką keliauju link tos tarptautinės akreditacijos, kurių irgi, kaip mes čia juokiamės su kolegomis, mes kaip medikai renkam valandas, tiek mokymosi, tiek praktinės, kad galėtum išsilaikyti egzaminą ir gauti atitinkamą akreditaciją. Tikiu, kad gausi. Tai čia yra tie dalykai, kurie yra, o be to man tai yra be galo įdomu, nes aš pati ne tik, kad mokausi, bet ir labai daug skaitau ir visi tie dalykai, kas yra apie žmogų, jo emocijas, psichologinę būseną, smegenų veiklą, tai yra visa tai, kas man yra labai įdomu ir ką aš labai gilinuosi. Tai žodžiu, sėkmės jum, Jurgita, tikiuosi, čia ne paskutinis susitikimas mūsų. Aš irgi to tikiuosi. Tai va, iki kito pasimatymo ir lauksim tada